Kaip Dainius Kepenis ir ruošiasi Robertas, tada Dėkui. Na, ačiū, kad jūs rūpinatės pačiu svarbiausiu valstybės reikalu, mūsų vaikais, jaunimu, jų užimtumu. Ypatingai šiandien aktualu todėl, kad jaučiame, kaip plinta, kaip maras narkotikai. Ir jau vaikų amžiuje ateina tos lygos, kurios anksčiau buvo būdingas tik tai senatvėje. Valstybė nyksta, dvigubai daugiau miršta negu gimsta. Ir be abejo, tai, apie ką mes šnekam, yra valstybės uždavinys numeris 1. Pats svarbiausias uždavinys, apie kurį šiandien ir kuriam labiausiai trūksta lėšų. Ir vat man dabar keista, kodėl jūs nesurenkate į vieną vietą visų šitų argumentų, skaičių, kiek reikia šiandien pinigų, kad pradėti gelbėti valstybės situaciją, kuri yra jau krenta į bedugnę. Ir čia ne šiaip su reikia šnekėti, čia reikia visiems telktis, visiems jūsų ne tik bet Vilniui, bet Kaunui, Klaipėdai ir regionams apie tai kalbėti, suskaičiuoti, kiek jums pinigų reikėtų, kad visi vaikai tą skaičių valandų, kuris yra moksliškai patvirtintas, kad ten į dieną po 3 valandas turi vaikai judėti, kad jie judėtų ir kiek reikia pinigų ir tada pasakyti, kad jūs nuo tos sumos šiandien neduodate tik tai 1–2 procentus, o reikia 100% duoti. Ir kai mes žinosime, kiek reikia, tai tiek ir duosime. O dabar skaičių nėra, faktų nėra, taip, gal biškį duokite, gal bus gerai. Nėra taip baisiai, kaip jūs šneka, Dainiau, yra ir jų prašymai yra. Va, tai aš galbūt šiek tiek perdedu, bet aš, kai reikia motyvuoti, va dabar skirstant biudžetą, tų skaičių po ranką mes jau neturime. Ir niekas nereikia. Ir neateina prie Seimo, reiškia, visi streikuoti čia. Yra siūlymas, prašau, Ginai. Dainiau, šimtai mikrofoną. Atsiprašysiu, aš čia tiesiai į Dainius reaguoti turiu, gerai? Dainiau, šimtai mikrofoną. Mano klaida yra, aš norėjau perduoti mūsų frakcijos seniūnei Aušrinei kalbą, nes šiandien mes turėjome komiteto posėdį, švietimo komiteto posėdį ir kas man stebėjo, ten debatai vyko labai aštrus, ties konkrečiais milijonais. Vienų skaičiavimų reikėtų dar papildomai 60 milijonų. Taip, asociacijos siūlymas 60 milijonų. Jo, bet kitų skaičiavimų 17 milijonų ir jeigu aš nesirinkau, komitetas pritarė papildomiems prie 17 milijonų, papildomiems 8 milijonų. Taip, viso 25. Ir dabar 25 milijonai apskritai. Ir dabar tas pasiūlymas komiteto keliauja į vyriausybę. Ir iš vyriausybės, tai aš norėjau pasakyti, kad mūsų Dainius Kepenis labai teisingai visada kelia šitas klausimus, bet šiuo atveju šitie skaičiukai buvo. Kuo jie pagrįsti, Dainiau, tai aš negaliu pasakyti, bet jie ištraukti tokie buvo. Bet argumentų jam trūko tiem skaičiukam, milijonai, o čia reikia, kad vaikų gyvybės, apie vaikų gyvybės turim šnekėti, o ne apie milijonus čia. Reikia gelbėti juos, jau šiandien reikia gelbėti. Tai jūsų pareiga kaip politiko. Taip, Robert. Išgirdom repliką, Dainius, ačiū. Bet Dainius teisus, kas liečia sveikatą, vaikus, nes tą mes girdime ir matome švietime, kad net jau kalba kai kurios mokyklos, kad būtų įvestos sveikatimo pamoka vieną kartą į savaitę bent jau. Aš norėjau paklausti, jūs minėjote, kad daugiau žiūrite į Vilniaus regioną, ne? Tai norėčiau to argumento, kodėl tik į Vilniaus regioną, ne į kitus regionus, nes Alytaus savivaldybėje, kaip žinia, nežinau, žinote, gal ne, nes jau, nežinau, 5–6 metai jie nefinansuoja to krepšelio, neduoda futbolo akademijai ir ten, žodžiu, meras daro, ką nori. Tai ačiū. Alytaus savivaldybės konfliktas su nebiudžetinė sporto futbolo mokykla žinom, stebim, bendradarbiaujam. Ten klausimas yra šiek tiek kito krepšelio klausimas, čia yra FŠPU krepšelio klausimas, tai yra formalų švietimo papildantis ugdymas. Visai neseniai švietimo ministro įsakymas buvo pakeistas ir leista FŠPU krepšelį skirstyti ne tik biudžetiniams, kas buvo jų teisė gauti, bet nepriklausomai nuo steigėjo gauti visoms mokykloms sporto, meno, bendrojo ugdymo ir panašios.
statusas turėjo būti mokyklos švietimo įstaigos. Tai ten klausimas yra dėl siekis, futbolo klubo siekis vienodomis sąlygomis gauti finansavimą su biudžetinė sporto mokykla. Tai apie tai aš ir minėjau savo prieš tai pasakymą, kad savivaldybės skiria savo sporto mokykloms 80 milijonų eurų išlaikymui ir programų įgyvendinimui. 60 savivaldybių, 80 milijonų. Grubiai tariant, vėl grįžtu prie Vilniaus, nes geriausius skaičius tiesiog žinau. Vilniaus krepšinio mokykla yra savivaldybės įsteigta biudžetinė mokykla. Jos finansavimas metams yra 1,8 milijono eurų. Lanko joje 1200 vaikų. Tai mes nekalbam apie tai, kad aplinkos tvarkymui, patalpų išlaikymui, tai yra savivaldybės pareiga išlaikyti tas patalpas. Bet programų įgyvendinimui, tai yra mokytojų trenerių darbo užmokesčio užtikrinimas, įrangos, inventoriaus įsigijimas ir trenerių mokytojų kvalifikacijos kėlimas. Tai yra tas branduolys, kas sudaro tą programos įgyvendinimą. Tai būtent šiam išlaidom turėtų būti numatytas vienodas finansavimas. Ačiū. Taip, Rimantė, kad turėtų repliką? Jo, replika, bet dabar dar ir klausimą. Panašu išversta mano replika. Kadangi čia, kai tik šiandien pasakėt, kad 17 metais valstiečiai įvedė, kad aš nebuvau kartu su jumis, tai tiesiog nežinojau šitą faktą. Bet aš tada prisiminiau, kad reikėtų pasakyti, jog kai aš buvau vaikų teisių kontrolierė 2006-2007 metais, mes labai daug kalbėjom apie neformalų ugdymą, apie krepšelį, apie tai, kad paskui kiekvieną vaiką turi eiti neformalaus ugdymo pinigai, tėvų teisė pasirinkti, ar ten jisai puodus lipdys, ar sportuos, ar dainuos ir taip toliau. Tačiau 2008 pradėjus konservatoriam valdyti, taip kaip dabar valdo, tiesiog čia replika tokia šalia minties, visas tas reikalas sustojo. Bet tada buvo atlikta išsamiai, mes suskaičiavom sporto mokyklų, meno mokyklų, dailės mokyklų, visų tų, kurias išlaiko savivaldybė ir kur iš biudžeto gaunamos lėšas, kiek tai kainuoja. Ir iš tikrųjų, dabar klausimas ir jum. Taigi tiem, kas lanko, pavyzdžiui, bent jau muzikos mokyklą, tikrai žinau, sporto mokyklas vėlgi yra atrenkami, aš pagal savo anūkus ir vaikus žinau visus tuos dalykus, taigi tėvai papildomai moka tiem, kas yra sporto mokyklų, meno mokyklų, muzikos mokyklų, reiškia, lankytojai, sakykime, taip, mokiniai. Ir tos sumos buvo įspūdingos, kiek suplaukė, kiek iš biudžeto eina, kiek suplaukė iš tėvų. Tai mūsų argumentas ir buvo mažinkit biudžetą, būtent finansavimo, ir iš ten nuimkit ir atiduokit dalį lėšų neformaliam ugdymui. Nu tada nebuvo tas neformalus vaikų švietimas ir taip toliau, bent tais metais. Tai ar jūs tiesiog tokių skaičių nerinkote, nepagalvojate bent jau taip, kažkiek apytiksliai primesti, kiek ateina pinigėlių iš tėvų šito mokyklom, gal tada visiškai nereikia, tegu ir išlaiko tėvai jau pajėgus mokėti, o kas nepajėgus mokėti, tai tie milijonai, 80 milijonų arba bent pusė jų ateina kaip šaltinis finansavimo neformaliam švietimui. Čia dabar jau klausimą suformulavau. Ką jūs manote? Geras klausimas. Nes taip mes buvom užsibrėžę tokį tikslą. Asociacijoje pradėjau dirbti 20 metų kovo mėnesį, prieš prasidedant pandemijai, ir nuo to laiko iš Vilniaus, sakykime, iš Vilniaus miesto savivaldybės niekaip nepavyko gauti atsakymo, kiek yra skiriama pinigų. Konkrečiai ne pačiai mokyklai kaip, bet finansavimo programai. Kol dirbo praeitą
nevyriausybė, o praeitą konservatorių koaliciją savivaldybėje, tai dėja, bet niekas neteikė jokių skaičių. Ir mes tik tai pagal skaičiavimus, pagal nuotrupas galėjome apskaičiuoti, kiek yra skiriama sporto mokyklų išlaikymui, apie meno mokyklas nekalbu, nes ten dar didesni pinigai yra. Kiek tėvai iš savo vaikus moka? Kokie tarifai? Taip, dabar padidintas, dabar iki šių metų rugsėjo 1 Vilniaus miesto sporto mokykloje kainavo vaikui 20 eurų, o nuo šių metų 35 padidintas skaičius. Tai čia yra klausimas. Ką reikėtų daryti, kaip jums padėti? Negaliu nesureaguoti ir nepasakyti visiems viešai, kad aš nekalbėjau apie tai, kad mes, valstiečiai, įsteigėme krepšelį tokį neformalaus ugdymo. Aš kalbėjau apie tai, kad mes tokią sampratą ir tokį lygį įtvirtinome būtent valstiečiai, nes iki 17 metų tie krepšeliai buvo juokingo dydžio, kaip jūs žinote, tai viena. Antra, tie krepšeliai buvo iš struktūrinių lėšų. Mes juos pakėlėme į 10–13 milijonų lygį ir padarėme iš valstybės biudžeto. Tai, kitaip tariant, mes tą pagreitį ir tą kelią, kurį dabar jau surado neformalus krepšelis, padarėme mes. Mes vis kitą supratome, Rimante? Tai labai gerai. Aš labai pasidžiaugiau. Už tai priminiau, kad jau viskas buvo, konservatoriai sužlugdė. Man labai svarbu yra valstiečių garbė. Taip, Aurelijau, prašau. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs tai padarėt. Linksmai čia mes diskutuojame. Tarpusavy. Jeigu būtent taip jau tikslus iki galo, neformalaus švietimo krepšelis buvo įvestas Lietuvoje 2015 metais spalio mėnesį. Tai va, tai iš struktūrinių fondų. Krepšelis kaip toksai iš struktūrinių fondų, nes gavo tam beveik 9 milijonus ten su kažkiek. Tai tokia pradžia. 3 milijonai prasidėjo tas startas. Gerai, Aurelijau, viskas. Jo, tai nėra turbūt čia labai niekas stebėtina, kad struktūriniai fondai būna dažnu atveju startas ir sveikatai mes tokių rasim, paskui, aišku, jeigu pasiteisina, turėtų valstybė tada užtikrinti stabilų finansavimą. Jeigu pamatai naudą, ta nauda, aišku, kad ir yra akivaizdi ten, kur veikia gerai ta sistema. Tai dabar girdėjom, vidaus reikalų ministrė labai čia iškilmingai važiavo į Islandiją. Tai nežinau, gal teko po to su ją bendrauti, gal jinai ten iš tikrųjų pamatė tą, ką reikėjo pamatyti, nes Islandų tas modelis, jis nėra čia joks naujas, mes apie jį daug metų šnekam ir bandėm kai ką net ir po truputį atnešti, iš kurio viso neperkels, nes ten daug visko yra, ten nėra tik tai sportas, nėra tik tai, kaip pasakyti, tas, ką bandoma parodyti, bet jisai ten labai svarbią dalį užima ir ką jie akcentuoja, tai kad jie labai kartu įtraukia ir tėvus kartu su vaikais. Tai va čia klausimas, gal jum irgi, kaip jūs galvojat, kaip tą reikėtų daryti, Lietuvoje, ką čia, kokias čia priemonės pritaikyti, ar čia tie pinigai spręstų kažką, ar čia dar kažkokių kitų gal priemonių. Tiesiog mums, kad mes argumentų galėtumėm daugiau turėti ir gal jūs jau tų sprendimų esate ieškoję. Aš gal atsakysiu. Taip, klausimas žinomas ir mes šio klausimą šnekėjome irgi su darbo partija. Aš atstovauju Kyokushin karate sportą, tai mes tėvelius visą laiką įtraukiam. Mes darom, daleiskim, 5-dieninės treniruotės bendras, kur gali dalyvauti tėveliai. Jeigu mes darom varžybas, mes visą laiką skatinam tėvelius ateiti padėti organizuoti varžybas. Paraleliai šiais metais pradėjom daryti jiems atskiras tėvelių grupės vakarais, mokyklose ir tikrai žinau, kad susidaro pakankamai dabar dar nedidelės grupės, bet iki 10 asmenų, kiekvienoje mokykloje ateina tėveliai sportuoti. Kaip tas finansinis modelis turėtų atrodyti, kad juos dar labiau įtraukti? Atsakymą šią dieną neturim. Bet gerų patirčių jau yra. Yra, mes bandom jūs integruoti į mūsų veiklą, į varžybas, ateiti ten, daleiskim, vaikam uždėti šalmą, užrišti liemenę, pasekunduoti, bendrą tvarką pažiūrėti.
Yra tikrai ne vienas toks pavyzdys ir dažniausiai, sakykime, privačiom organizacijom iš savivaldybės tarybos narių, iš politikų ateina klausimas, tai ką jūs darot, jūs pasiėmat tą krepšelį ir jūs, ką jūs čia veikiat, padarėt treniruotę, 1,5 valandos į savaitę, ne, bet čia būna mažiausias, nieks tikriausiai tokių trumpų treniruočių nedaro. Ir klausia, o tai kaip jūs, kokia jūsų yra pridėtinė vertė? Tai pirmiausia, pridėtinė vertė yra įtraukiama subūrimo bendruomenė, kad ir bet kokia jinai ten bebūtų, jinai yra, tėvai įtraukiami, jie veža vaikus, atveža, būna. Tada yra, pamečiau mintį, labai atsiprašau. Aš gal padėsiu užvesti ant tos minties. Čia tikrai nėra priekaištas kažkoks iš mūsų, kad sakykime, to jūs nedarot. Tiesiog gal tokios tradicijos nelabai būdavo. Viena kita sporto šaka, kur yra tokia, kur išeina ten tėvams sudalyvauti ir paprastai jau kas leidžia vaikus ten į kokius kovos sportą, tai dažniausiai ir patys tokie truputį linkę gal, sakykime, į tą, bet yra labai daug tokių tėvų, kurie, kaip jūs sakote, jie daugiau gal vairuotojas atidirba ir laukia ten mašinai, kol vaikai pasportuos. Ir tas gerai. Ir tas neblogai, bet kažkaip jam tą norą pakelt, bet čia aš suprantu, kad yra ir su infrastruktūros turbūt apribojimai susiję, ne, tai kažkaip tiesiog tą irgi komunikuoti, kad tai irgi svarbu. Aš dar turėčiau gal vieną klausimą. Šiandieną po to pasiūlymo, kuriam pritarė komitetas, keliauja viskas į vyriausybę. Ar kažkiek gelbės tie 8+ milijonai prie skirtų 17? Ar vis tik, jeigu bus iš vis, nes mes kaip frakcija esam pasiruošę kitą pasiūlymą dėl didesnės sumos, tai nežinau, kokia jūsų būtų pačių nuomonė. Idealiausias variantas kaip ir nėra, kad įmesti tuos iš karto 60 milijonų, nes tai praktiškai neįmanoma ir čia tiesiog neįmanomas poreikis. Bet augimas, jisai turi būti kasmetinis, kas 2 metus, jis turi būti peržiūrimas ir auginamas. Turi būti bendras tikslas, ko mes siekiame. Jeigu mes turime dabar 17 milijonų, po 20 eurų krepšelį turim 33% vaikų, užsiemančių užimtų, sakykime, net ne tai, kad užimtų, bet organizuotai užimtų vaikų. Tai tuomet pridėjus kažkiek didesnį, reiškia, ateis dar daugiau vaikų. Ir tada labai dar trumpas klausimas, o jūs turite skaičius, kiek yra iš socialiai tokių rizikos šeimų tų vaikų, tame 33%? Neturime ir tikriausiai net negalėtumėm turėti. Gerai. Aurelija, švietimo ministerija tokius skaičius turi, kadangi mokyklus. Pas mus procentaliai kokie 5% sudaro tokius vaikus, kurie gauna 2 krepšelį. Nedaug, bet yra. Čia faktiškai kiek gauna maitinimą, tiek ir krepšelį nemokamą gauna. Čia labai buvo skaičius. Aš atsiprašau, kad aš tiek šiandien plepu daug, bet žiūrėkit, man dar tokia viena mintis kilo. Čia, aišku, labai specifiniai sričiai, būtent tiem, kas užsiima su fiziniu aktyvumu. Tai čia jums gal ir aktualiausia yra. Mes įvedinėjom tokį fizinio pajėgumo vertinimo sistemą vaikų, kad būtų galima stebėti, kas darosi su vaikų fizinio pajėgumo būklė. Ne kad pažymį parašyti, bet kad matyti dinamiką. Gerėja, blogėja. Ar nebandėt jūs ir šitą sistemą, kaip pasakyti, naudotis tam tikrą prasme, gal ar prašyti duomenų, kiek ten švietimo mokslo sporto ministerija jau surenka. Vėlgi, nes tai yra motivatorius. Jeigu matai, kad kažkur važiuoja žemyn, tai tu gali tada motivuoti, kad yra situacija blogėti. Tai čia ne tik tai apie priklausomybės, bet čia toks visiškai tiesiogiai konkretus dalykas. Nebandėt kalbėti su ministerija, nes žinokit, kad tokius duomenys jie turi rinkti. Čia kuris sveikatos ministerija? Švietimo jie vertina, yra atliekami tie testai vadinami ir jie turėtų juos susivesti, turėtų jau pradėti matytis dinamiką, kas darosi. Pagal viską tai nesidaro nieko.
Bet labai ačiū už mintį, iš tikrųjų tai galėsim ir apie tai, kad su švietimo viceministru turėtumėm susitikti, kalbėtis apie šią. Jis čia mums žadėjo, kad viskas nuostabiai veiks, čia bus stebuklai, tai jau šitas prieš daugiau negu metus. Bet tai gali kalbėti ir su ministru, jis iš šito pozicijų į viceministrą atėjo, jis iš šitas rytis jau buvo. Taip, tai Dainiau, paskutinis klausimas ir... Tada ar galiu paklausti? Nu, čia ne tiek klausimas, kiek pamastymas ir reakcija į mano klausimą, kurį prieš tai uždaviau. Ir labiausiai sureagavo čia mano kolegos, kaip pastebėjote. Čia, į jūs žiūrėdamas, aš manau, kad čia tik tai turim dėkoti, kad tokie kaip jūs esate ir jūs esate tie, ant kurių šiandien dar šiek tiek ir laikosi Lietuvos sveikatos sistema, ta prevencija vadinamoji. Bet ir jūs yra žiūrima, nu, žinai, ten fizrukai, tegu tiek to. Va žiūrėkit, vat kavą geriam, ne? Nu, ko skirtumas, ar 10 laipsnių čia ta kava bus, ar 20 laipsnių, ne? Vis tiek išpilsim lauk. Jinai turi būti 100 laipsnių. O šiandien mes, va toje srity, kurią šnekam, va taip pat, gal duosim 10 laipsnių, gal 20. Ir už tai nieko nėra doro to, ko reikia. Užėm ten porą vaikučių, ten kažkiek ten tėvelių, bet Lietuva griūna, todėl, kad visų negalim užimti. Ir mums čia, va, Seime trūksta rimtų argumentų. Nu, mes sakom, nu, visiems neužteks. Bet šitiem turi užtekti. Ir ne biški, ne 10, 100 turim duoti procentų. Ir ne jokai baigėsi. Bet jeigu mes dabar va šitam biudžete taip pat toliau jokausime, tai toliau į tą dugną važiuosime. Vat ką aš noriu pasakyti. Ir turim labai rimtai apie tai kalbėti ir baigti jokus. Ačiū Jums. Taip, daug dievė tos žodžius, kad išgirstų finansų ministrė ir premjerė. Tai turim eiti pas ją ir aiškinti tiesiai šviesiai, ką reikia padaryti. Tai užtenka jokų. Jo, ir to pačiu tonu. Ar pasiūlymas įdėtas jau į DVS? Pasiūlymas mūsų frakcijos? Dar ne. Nes kažkoks atėjo biudžeto. Čia nėra kitas, aš pasakysiu. Tai aš galiu gal. Taip, viską. Tai mes susitikimą baigiam, kolegos, labai dėkoju